Labą dieną, atvažiavome į Toledo miestelį. Jisai toks viduramžių miestelis. Tai pirmas grožis yra upeliuks. Kur upeliuks, ten visada gražu. Va. Eina čia tokios, čia šliaužt galima, dambos tokios biškinė. Žiūrėk, stovi žmogienas. Žvėjoja. Eik, savo geras. Bet kaip jis ten išstovi, taigi čia kampas, ne? Krenta vanduo realiai. Čia patys elgės. Nu čia kažkoks įdomi technika. Va, į visas toks rudas. Dabar ką tu žinai apie šitą? Toledo. Nebuvau Toledo parduotuvėje. Viduramžio seniausias vienas miestų Europoje. Labai populiarus buvo kaip centras Europos. Ispanija buvo didžiausia imperija, bet daugiau negu pusė pasaulio tiek buvo, nežinau. Buvo galinga Ispanijos imperija. Tai čia tais laikais, kai bulves atrado, kažkai? Tai yra, važiuosim, kur Kolumbą eisinti karalienė rytoj. A ne? Ja. Oh. Tai ten bulvių eisinti ieškot. Eik tu savo, sužinosi, iš kur bulvės. Ale, gražiai atrodo, toks, žinai, puzlės vertas vaizdelis. Ja. Toks galima drąsiai puzlę spausdinti. Vote, kažkoks baukštelis, viskas ruda. Į tie debesai gerai atrodo. Čia va voznyčia kažkokia tai. Čia pasivaikščiai palei upę. Nu, yra tokie va takaičiai, va. Kur čia dabar? Va. Žmonėm takaičiai yra va ten, va. Tai vaikšto. Pasistatyti irgi ir kur mašinų. Orelis kaip tau? Šiaurės ir mūsų pietų Ispanija. Iškai gal vėsiau kokiais 5 laipsniais. 2-3 dabar kaip čia. Bet nieko, ne. Megztinio gal noris, tu tai rimtai apsirengęs. Nu gerai. Va. Tokie tukčiai važinėja. Ne tukčiai, traukinukai. Va. Ir čia yra gražus tiltelis. Į pilį eisim dabar. Eisime pilį, va. Yra upių daug. Labai gražiai debesys atrodo. Visko labai prideda. Visi su gražiai šunim vaikšto išplautais. Nei vieno murzino šuns nemačiau. Va, čia fotkinasi, Matyt yra taškas šituose vartuose fotkintis. Eina karalius į pilį. Karalius. Tai taškas vadinasi. Va, pasiparkavom geroj vietoj, jau vietinių draugelių turim. Parekomendavo, kur čia statyt ką. Ale, tikrai gražu. Šiek čia brytė čilina, ne? Čia eina Dafnė. Mes vadinam tokį šunim Dafnėm, dėl to, kad turėjom husky, jos vardas buvo Dafnė. Ir va dabar klausimas dėl šitų šunelių. Nes čia yra karšta. Husky mėgsta sniegą. Mūsų Dafnė, tai į sniegą taip nosį kuisdavosi, jai labai patikdavo. Ir dabar to Ispanijoje vieni sako, čia labai karšta, nes storas kailis. Kiti sako, čia visai nekaršta, nes turi dvigubą kailį, tai dėl to tipo nėra to karščio. Nežinau, kaip tu galvoji? Pas mus Dafnė vasarą tai niekur nejudėdavo, alsuodavo. Ne, nu tai nesąmonė. Aš tai manau, kad negerai. Taigi šunys natūraliai, kai domėjausi šituose kraštuose, kas užaugę 1000 metų yra su trumpaplaukiai visi. Ir turi būti trumpaplaukiai prie tokių žodžių. Tai prašom, neišsigalvoti nesąmonių. Yra gražių pastatų. Nes husky, taigi iš sniego šalies. Ir jeigu čia atvažiuojat, prašom nusiplaut mašiną. Nes visos mašinos yra... Esperė, matai, nepaspaudė, nesustoja. Visa... Ai, sakai, girdėjo, ne? Šitą. Visos mašinos yra nuplautos, turi ir tu nusiplauti. Tai būsi kažkoks nevietinis. Įeiname į pilį. Eikime į pilį. Sveiks, balandį, ką turi? Kažką jau pačiupęs. Prašom. O, qué bonito.
Kaip gražu lietuviškai. Labai jau ispaniškai mokam. Tipo. Ale gražiai atrodo, žinok. Tu eik neatsisukdamas, čia geras kadras. Nu jo, iš tikrųjų. Pasidariau nuotrauką, sakau Donatui ir pilvas didelis, nes atrodau tokį kostiumėlį šiandien turiu. Kur biški pilvo matosi, toks apgaulingas, neprispaustas, tai neiškrenta didelis pilvas. Bet žodžiu, jeigu atvažiuosi čia ir apsivilksi tokį kostiumėlį ir parintitės dėl pilvo, tai nieko tokio, nes va, puiki proga pasportuoti. Ir čia yra, pasakysiu, koks pulsas bus, kai užkilsim. Čia yra laikas. Jaučiuos kaip pas save kaime, kur tie šitie laipteliai. Prabėgau kažkurią dieną 5 minutės tik tais laipteliais. O lele, iki 100 pem užkilo spaudimas. Neblogai, čia toks pat. Bet dabar einu. Tai pasižiūrėkim, koks spaudimas dabar. Ką rodo laikrodis? 103,8. Sako, reikia virš 110 ir 100 kem. Virš 110 ir virš 100 kem, ne? Du tipai sporto. Tai virš to 100 kem tipo reikia bent 1,5 valandos per savaitę, kad būtų režimas užkiltas. Tai aš čia dabar patyriau gal minutę. Tai tu dar patirsi. Dar patirsi, ne? Nu, ką darysi? Tikuva, paukštelį čiulba. Puikioj. Donatai, ką čia nešies? Kombučia. O tai kas čia yra? Fermentuotas naminis gėrimas. O tai čia tu darei? Ja. Aha. Keista šiaip, kad daug žmonių net nežino, kas yra kombučia. Mes čia prieš gerą pusmetį gavom iš draugų grybą. Skubį vadinama. Tai Donatas yra kombučios darytojas dabar. O, ir visur daro. Čia pirmas derlius, kur jau galim išsivežti, nes taip tai viską suvalgydavo, išgerdavo, beragaudamas. Kažkaip šį kartą kantrybės daugiau turėjai. Matai, daug kantrybės. O tai ir neskubisgi, antras tau užaugo dėl to. Ne, mažiau Viską išsiaiškinau. O, yra nenuplauta mašina. Aha, šitie jau ant kampų pasistatė nenusiplovėliai. Tai mėlynas linijas. Aha, Ispanijoje, jeigu mėlyna linija, tai jau mokama. Balta nemokama. O žiūrėk, žalių nesu dar mačius. Gal elektriniam čia arba rezidentam. Gal. Zona verde parašyta. Žalia zona. Žalia zona. Pavyzdžiui, Madridą iš viso negalėjau važiuoti su mašina į centrą. Yra reikalavimai kažkokie. Nu, bet jau mūsų mašina nepraeit. Ar ten kažkokius ženklinimus specialius reikia pirktis, ne? Nežinau, nesidomėjau, jeigu atvirai, bet... Žodžiu, komplikuota. Kažką tai reikia pasidomėti. Žodžiu, šita vieta atrodo kaip Aušros vartai. Toks Vilniui, toks vaibas, tokia energija, va kabinukių yra, visokių viską. Čia yra Aušros vartas. Dėdė, kad paskaityk, kas čia toks. Miguelis, kaip netikėta. Nežinau. Nežinai. Gal čia matomai visi krembačiai tą parodė. Nešiai bronzą jau užžaliavus, o va čia nutrinta. Juokeliai. Labai primena Vilnių šiaip, iš tikrųjų. Primena Vilnių, ne? Toks nostalgija biški net. Biški yra toks, tokio, kai važiavom tarp Užupis, toks biški atvažiavus sieną tokio miesto, senamiestas, čia toks netrūlį kaip viena. Kažkas tokio. Nu, va, centriuk skaityk. Centrinės aikštės, ne, Gedimino prospekte gaunas. Kažkas tokio, ne?
Jo, labai fainai. Ir šiaip gan eina pavaikščioti, ne? Aš taip suprantu čia. Yra kur pavaikščioti. Na ir visokių bažnyčių ir sinagogų yra. Tai tikrai Vilnius. Va, ir kaip ispanai be kavinių. Nu, kaviniais reikia. Eina. Visur kaviniais. Va, Visi pavėsiai. su skaičiukais, jo. Pavėsio sezonas prasideda. Kiek kainuoja 10 eurų? Neaišku. Kas? Bilietas už autobusą. Ai, 10 stotelė. Kiek kainuoja, neaišku. Čia beje Unikaha bankas yra patarimas irgi. Jeigu Revoliutą turit, nemokamai išsiimti. Jo, jeigu Revoliutą turit, išsiimant be papildomo mokesčio pinigėlį. Tokia vokiečių gatvė. Ta link Vokiečių gatvės eina. Kur tu palauk, kokia ten dabar? Pylimo. Ne, Ne, nuo Gedamino. Pilies gatvė. Jes. Na. Va, einam Pilies gatvę. Va, ir ispanai, ką mėgsta pagrindinėse gatvėse uždėti kažkokį tai kažką, kad kai saulė šviečia būtų pavėsis. Jau ne pirmą kartą matau, Malago irgi yra, ne? Ja. Kad neperkeisim žmonės. O, žiūrėk. Na, gali šarvus nusipirkti, jeigu jautiesi nesaugus. Kas žiūrėk padėtų. Vo, ispaniškos suknelės. Buvau savo pusseserį mažai nupirkus, tai buvo apsimovus. O mūsų krikšto dukra kita, tai jau per daug suaugus buvo 7 metų. Na, Neapsivilko. nu rimtai. 6 metų mergaitės dar velkasi, 7 jau nebe. Na, mergaitė dar priklauso. Gražučiai. Nu, fainai. Yra žmonių ne per daug, va. Kas čia tokie? Ai, čia tiesiog kokia karamelė bus, ne? Eik to, kai gerai atrodo, kaip gaila, kad prisivalgius esu. Prisivalgiau šokolado 99% kakavo su graikiniais riešutais. Tai va, ale vietoj saldumyno. Na, tai kiek pavalgyti? 15 eurų. Ką? Tipika, man palauk. Nu va, salota 10 eurų. 13 eurų, va. Appetizeris, vienas patiekalas, desertas, atsigėrimas ir duona. Dienos pilni pietus 13 euriuko. Ne, tai blogai. Aš manau, Vilniui tu Nepigiau bus. nepavalgys Vilniui iš tiek. Tai va, gražus pavalgyti. O to ledo taip ir nematau dar. Atvykę, eik tu, man čia patinka, žinok. Mes jau išeinam. Žiūrėk, čia irgi gražu. Žiūrėk, prišikta neišvalė. Ko neprašluojat. Taigi žinot, kad atvažiuos turistai. Jie pienas ir duona, lėčiai panas daryti. Baigėsi į pienas, į duoną. Pienas ir duona daryti. Ką atrado, dabar turėtų. Girdi ilgai, čia jau pliurpam. Bet Jungiasi, kad tokie. nu, labai fainai. Mėgusta. O, žiūrėk, kokie peiliai. Brangus peiliai. 17 eurų. Tai gal normalus peilis. Bet žiūrėk, čia imitacija kumpio. Yra žmonės iš tikrųjų. Specialiai kumpių peiliai. Bet nu turi šitos kumpius. Jie apie kokį 100 eurų kainuoja, nematėm parduotuvėj. Turi. Bet va, o ši čia yra kavinukai. Žymiai skanesnė kava nei ta užpilama, kur tiesiog ant grūdelių. Ne, nu tai ten grūdelis pridedė. Nu jo, bet skonis tai kitoks. Negu kad gaminimo būdas labai geras. Na. Ir tad, Espresso kavą gerą padaro. nu, Žiūrėk, pavėsiai rašo iš 15 net laipsnių. bet tikrai ne. Lietuvoje 15 sustriukai nori savaikščioti, čia tai ne. Nu, Ir čia AFC, ne KFC, žiūrėkit, va, kokie kebabą gali iš 5 pėm nusipirkti. Arabic fried chicken gal čia dėl to. Matai, uždėtas bambonkė ten galvos. Galvoju,
remarketingą padarė. Persibrandino. Rebrandingas buvo. Nu, žodžiu. Va, turim grojėją. Donat kelis centus numetė. Va. Čia jau ta katedra. Į katedrą ėjimas kainuoja. Ir kiek kainuoja? 12 eurų. Nežinau, ar eisim. O, kokia grupė. Na. Turime va katedraitę ir katedrutį. Ar tu katedrutis? Neaišku, turbūt, kad ne. Va, graži aikštelė. Įvyksta turų daug. Nesuprantat ispaniškai, galit pasiklausyti. Tu galvoji, kad tave fotkinu? Vo, šičia sustojom eidami, nes labai kvepia. Labai kvepia ir pažiūrėkit, dabar tos gėlės. Tai čia yra langelis, ne? Čia yra vazonas. Augo. Tai užaugo ir į kitą aukštą. Į ten užaugo. Oi, tu savo. Ar čia gerai, ar čia blogai? Norėtum, kad tavo langą taip medžiai būtų apaugę? Ardo pastatą? Bet labai kvepia. O kodėl eina? Taigi šaknys vazone. Nu, jei vazone. Nu, gal ne. Jeigu iš pastato auga, tai negerai. Hasta luego yra viso gero. Taisyklingai būtų hasta luego. O Gardijos ir vėl. Šitų mes nemėgstam. Nieko. Gal ir kaip nedraugiški, nusikelia tipo nedraugiški. Čia gražu. Čia Greko yra tas kažkoks artistas. Ai, tai ten jau ta ir katedra to Greko. Ten jisai kažką darė, tą katedrą, ja. Kažką krapštė. El Greco yra tas muziejus. Nu. Gal. Daug žmonių šiandien nesekmadienis. Sekmadieniais ispanai nieks nedirba. Ir visi keliauja pagal mane. Jo, čia yra kažkoks muziejus. Va, yra tokių vietų pavalgyti. Ten sinagoga. Va, ir mes pavėlavom ją įeiti. Trečia užsidaro, dabar yra be 2 minučių 3. Nu, ką padarysi? Faktas toks. O čia kažkoks vaizdelis. Visi vėpso. Va, alpinistai. Lipo šitais kalneliukais. Ar turi virvės, matau jo. Nežinau, kaip čia jau matos, bet va, prašom, laipioje. Ten jų yra koks 10. Va, taip tai labai neblogai. Labai net ypatinga, ne tai, kad neblogai. Man jau užpuikusiai, čia tikrai gražu. Daug gamtos, nedidelis miestas, vaikštomi atstumai. Puikioji. Va, ir čia yra pastatėlis. Yra dar pora sinagogų, katedra, mokami įėjimai. Mes tokiem dalykam pinigų investuoti nenorim. Tai va, tai iš išorės pažiūrim, čia toks irgi gražus, įdomus. Va, ir tie vaizdai visi labai gražus irgi šalia. Ai, taip ir atsirado pilatesas. Jėzus pradėjo lankas. Nu, ir išpopuliarino. Nežinojau. Ne, bet, nu jo, čia taip pasijuokėm, juokaujamės, reiškia. Kaip jums šitų plytų namas? Išskleisiu paslaptį, iš tikrųjų, tai čia net ne plytos. Čia tiesiog va, kiekvieną žmogelį dažė
dažė ir dažė. Čia yra 0 iškelimų. Va, iš toli kaip plytos atrodo. Ir papūsktų jiem. Kai ispanas tingi visko prigalvos. Na, čia ne plyta. Čia ne deko. Nesuprantu. Ne dekoras, čia tiesiog siena su burbuliukais. Įva taip pradažyta. Balta siena, po to turbūt tinkliuką deda ir nupurškė to. O, gali taip. Tu matai. Čia važiuok šitokie dabar, man atrodo, tėvam, kur padarė ale koridorių. Tipo tokie čia jau dabar vėl mada. Viskas kartojasi. Kartojasi žiemos ir vasaros ir pavasariai. Ir toliau nemanau. Nu va, tai va mes viską nuo aikštelės jau baigėme, apžiūrėjom. Valandą užtrukom vaikščiot. 2,7 kilo. Tai pareisim mus 3 kilai, ne? Tai labai neblogai, sakyčiau. Gali ir ilgiau vaikščioti, bet šitai. Jo, bet tiesiog, kad nėra tiek daug vaikščiot, man tam esmė.